Lidlas nenustoja mūsų stebinti savo skanėstais. Iš tikrųjų pasižiūrėjau jau sudėtį, ne? Ir jeigu mes paimsim bet kurį kitą sūrį, turi daug riebalų. Čia žiūriu per 100 gramų 8,2 gramai riebalų, kas yra labai gerai palyginus su kitais. Jei paimsim bet kurį kitą, ne? O pavyzdžiui, naminį sūrį. Palyginimui ir kiek čia yra 338 kalorijos, 25 gramai riebalų. Puskietis ožkų pieno sūris su prieskoniais. Pasižiūrim. 390 kalorijų, 33 gramai riebalų. Arba tarkuotas džiugo sūris. Pasižiūrim. Taip pat 337 kalorijos, 25 gramai riebalų. Taip pat 388 kalorijos, riebalų 28 gramai 100 gramų. Na ir dar mano topas nepasiruošimo metu buvo šis. Ir pasižiūrėkim, pagal kalorijas jis irgi topas. 401 kalorija. Oh my god. Sūrio mėgėjam vieną tokį, nes čia plonyčiai, ne, dalelė. Ant sumuštinuko ir panašiai ryte papildomai surinkti baltymų labai puikiai.